Sveiki visi, šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia padaryti, jog programos pasileistų kartu su Windows. Ta padaryti yra labai paprasta, tiesiog keliaujame į Start, Windows 7 operacinėje sistemoje ir čia matome yra Startup katalogas. Taigi į šį katalogą mums reikia nutempti savo programas. Ką mes galime padaryti, tai paspausti dešinį ant šio katalogo ir Open. Tada mums belieka į šį katalogą nutemti nuorodas į programas, kurios turėtų pasileisti tik jungus Windows. Tai tarkime My kompiuteriai ir galime Google Chrome taip pat. Matome, mums rašo Move to Startup. Jeigu nuspausime ir laikysime Ctrl klavišą, Copy to Startup ir ši nuoroda bus nukopijuota. Taigi mums lieka ta pati nuoroda ant darbalaukio taip pat. Ir viskas, dabar jeigu mes eisime į Start, išskleidžiame All Programs, Startup, matome šios dvi programos pasileis tik jungus Windows. Taip pat galime pažiūrėti tą patį dalyką, nuėję į msconfig ir Startup pasirenkame ir matome, kad Google Chrome'as čia yra ir My kompiuteris tikriausiai jisai pasileis, bet tiesiog šiame meniu jo nėra, nes tai nėra programa. Taip pat Windows 8 operacinėje sistemoje startas yra visiškai kitoks, taigi surasti šį katalogą mums reikės paspausti Windows klavišą ir R. Tada šiame lange įrašome procentas update procentas, spaudžiame Enter ir šiame kataloge mums reikės eiti į Microsoft, Windows, Start menu, Programs, Startup. Ir taip pat, kaip ir Windows 7 operacinėje sistemoje, Windows 8 į šį katalogą jūs tiesiog nutemsite savo norimas programas, tiksliau nuorodas į savo norimas programas ir šios programos pasileis automatiškai tik jungus kompiuterį. Taip pat kai kurios programos turi nustatymus ir jos pasileis tik jungus Windows. Pavyzdžiui, nuėjus į Skype nustatymus, jūs rasite meniu, tiksliau varnelę, kurią galite pažymėti, kad ši programa pasileistų tik jungus Windows. Šiai pamokėlė štai tiek, tikiuosi, kad jinai buvo jums naudinga. Jeigu turite klausimų, būtinai palikite juos komentaruose. Iki.